Gerai, palieku savo stovyklavietę, varau toliau. Antrą dieną. Gerai, bent kad nustojo lyti. Tai buvo proga išsikraustyti. Dabar po 7:56. Ką judėsime. Matau, kad vėjas ir vėl nemažas. Ne tik lyja, bet ir vėjas ir nemažas. Tai ne kažką iškart batai kiaurai šlapikų perėjau žuolės. Ja, žodžiu. Ir antrą dieną bus. Pirmą dieną pusė velnio, antrą dieną bus matyti. Gerai, važiuojam. Jau tokį ne vieną mačiau. Tik vienas tas buvo modernesnis, toks grins, su visais stiklais, toks visas įstiklins aplinkui. Tai graži vieta. Žiauriai bėgu pelė normaliai. Nenustoja. Nežinau, ar matos per kamerą, ten yra stirna. Čia kažkur. Tai vaps. Stoju lyg biškį. Tai super, biškį pradžiūsiu. Jo, sugedo pavarų trusėlis, reikės prieksidėti turbūt, kažkas atsitiko. Neįlėn iškritas jis ir reikės sėdėti rytoj rytą. Ja. Labas rytas, esu hotelį. Tai vakar mane tas hotelis išgelbėjo. Žodžiu, vakar pakliuvau į tokį stiprią audrą. Galim taip vadinti audrą.
nes vėjas, lietus, ištisai lyja. Jo, teko važiuoti taip 3 valandas be perstojo lyja. Žodžiu, miškų keliukais šlapis kelias. Žvyrus visus užkėlant visą dviratį, ne žvyrus, o smėlį. Visas dviratis pradėjo garsus visokius leisti. Žodžiu, sugedo pavarų perjungėjas. Tada dasikapščiau netyčia, išradau šitą hotelį ir apsistojau čia. Nu ką, viską įsidžiovinau, nes buvau kiaurai vis permirkęs. Buvo dienelė, kaip reikiant vakar. Nes palapiniai ta buvo šlapi prieš naktį, irgi visą lyja. Žodžiu, tikiuosi, kad šiandien nelys. Bent jau vėjas tegul būna, bet nelyja. Dar net rūbai nėra išdžiūvę, bet jie greit pradžiūs. Važiuojant. Jo. Ką reikėjo, viską prasidžiuvinau, kas svarbiausia. Nežinau, ar nufotkydavau dviratį, kaip atrodo. Bet atrodo siaubingai. Visas smėliuotas, kuprinės ir tašės ir tos buvo smėliuotas. Tai atvažiavau čia. Sakau, gal turit ką nors nuplauti. Tai man recepšūnė padavė tokį laistytuvėlį. Nuėjau, prisipyliau vandens, aš ten plaunu, tai toks, matyti jisai čia prižiūri tvarką, tai pasiūlė man šlangą. Jos, davai, reik šlangas. Tai vakar nusiplojau visą dviratį, tai bent tiek žadėjau, galvoju, merksi į vandenį vis. Šiandien bus 3 diena, pirmadienis. Išjudėsim. Kokie pusė 10 galvoju. Vakar nuvažiavau nedaug, nes tai kad lyja. Vakar nuvažiavau apie 5 kilų. Iš viso 171 man sąskaita. Tai dar liko maždaug 500 kilometrų iki Kalhamno. Jo. Tikiuosi, jau orai pasgėti. Jo. Už hotelį sumokėjau 4,8. Neįskaičiuots. Na, čia toks kaip hotelis. Čia yra labiau tokiem turistautojam viečiai. Ten yra su vaizdu. Kambarys tai paprastas. Jo, ten yra baidarė, čia jie nuomoja baidarę. Ir ten gali plaukti ilgai, tokia apie 25 kilometrų tiesės tas vandens telkinys. Tai čia visi ir plaukioja jie. Tai vakar atėjo recepšūną, sako, kad baidarė nuomos, ne, sakau, nieko, aš noriu tik įsidžiovinti daiktus, permiegoti. Ir tiek. Jo. Galvoju, kokie kanuočiai, kokie baidarė, ką čia šneki. Jo, tai taip šiaip aptarnavim žiauriai geras, viskas maloniai. Super. Ir ką, judėsim, susidėsim daiktus ir judėsim toliau. Dabar telefonus neiščiau.
Smėlio visur pilna. Šlakės tebėra. Šturys buvo. Žodžiu. Ja. Ai, dar koja pradėjo mums skaudėti. Čia, čia kažkaip reiks nusipirkti elastinį bintą. Vis ir taip toliau. Tai bijau, kad nebūtų prasčiau. Aš jį ir vaistinį žiūrėjau už 30 kilometrų. Gerai. Jo, sustojau pavalgyti. Nuvažiavau 10 kilo nuo Kemsaido, tai valgysim švedišką duoną su skumbrai ir biškį šokoladu. Jo, pasistiprint pusryčių nevalgiau. Jo, bet turėlis tai vėl toks gali lyt, gali ne. Debesis kaupias nemaži. Tikiuosi nelys, nes vakar jau buvo iš protų vėdytas lietus. Gerai. Privažiavau tokį jaukų miestelį. Kaip čia jisai pasivadina? Bengtsfors. Stokė. Visai čia smagiai pasivažinėjo tokiais palei vandenį takais. Tai važiuojam. Tai važiuojam į vaistinę gutą nusipirkti. Kelienui skauda. Pažiūrėsim, ar padės. Tikiuosi, kad padės. Nu jo. Turės to gut. Nežinau, kur reikės ieškoti.
Jo, žodžiu, išvažiavau iš tų kalnynų. Vėjo nėra, dabar eina lygus kelias, kai Lietuvai. Varysiu dabar, kai su vėjeliu. Super. Tai turėčiau pasiekti už kem kilų didesnį miestą. Pažiūrėsim ten, bandysiu susirasti kempingą. Apsistoti nakčiai. Dar liko iki ten 2 valandas 2 minutės. Tai nebedaug. Šiandien būsiu nuvažiavęs apie 110 kilometrų. Nu, dar apie tai pakalbėsiu, kai surasiu kažkokią vietą apsistoti. Tai labas rytas. Jo, vakar nebenorėjau nieko filmuoti, nes buvau jau nusikalęs. Ir oras dar kartą buvo ne pats geriausias. Tai lyja, tai biški saulė šviet, lyja, saulė šviet, nu žodžiu. Taip pat. Tai šiandien apsistojau vakar apsistojau kempinge. Ja, tokiam nemažam didelis kempingas. Reikia iki 9 išsikraustyti iš jo. Sumokėjau 305 kronų. Išlėkti. Dušai atskirai. Turiu už dušus mokėti dar kaujantis. Šiandien bandysiu važiuoti pasiekti Göteborgą. Liko iki Göteborgo 9 kilai. Kaip čia man gausis. Pažiūrėsim. Ai, dar pavara sugedo. Ir vėl sugedo, troselis iškrito. Nebepersijungi pavaras. Tai už
ugnis, nes tuos smėlius kelia lietus, kai lyja ir nuo to žvyra viskas stringa. Užkelta visą smėlį ant dviračio, ant pavarų, visur. Tašės visas mėlynas. Vakar turėjau plauti biškį. Jo. Blogai, kad neužsidėjau purvasaugą ant dviračio. Būtinai reikia. Kai keliauji, būtinai reikia. Be purvasaugį čia šakis. Dviratį suėstum per porą savaičių. Nieko nebeliktų. Tai kaip grinai toks kaip su švitriniu popieriu trašk. Linsiauga žvaigždė, viskas trašk. Skauda girdėti. Jo. Biškį pafilmuosiu gal laukia, kur aš čia esu įkritęs. Šiaip graži vieta. Labai. Yra čia paplūdimys toks. Nu, nežinau, šiandien ką orai liktai prognozės, kad nelys. Bet saulė dabar šviečia. Pažiūrėsim, vėjas koks. Stiprus. Jo, kol kas tiek. Reikės dėtis daiktus ir važiuoti toliau. Gerai, susipekino, susirinkau visur savo žaisliukus. Beliek savo dviračių biškį pasitvarkyti, pavarą. Ąžuolo arklialas čia. Turbūt ąžuolas. Suploviau dviratį. Buvo visas mėlynas, radau šlangą. Dabar jį su pavarom. Čia man reikia atleisti ir tas, jeigu matosi ir čia toks traselis iškritis. Ten